Namaste, mielosios. Ačiū Jums labai, kad esate čia su manimi virtualioje erdvėje. Ir šioje erdvėje aš su Jumis dalinsiuos tuo, kas yra brangu mums visoms. Tuo, kas yra svarbu ir aktualu mums visoms. Čia mes kalbėsime apie moteriškumą, apie savęs pažinimą, apie įvairius atradimus, kartais nuopuolius, įvairius džiaugsmus, o kartais netgi ir skausmus. Ir šią seriją moterims ne veltui aš pavadinau Iš širdies į širdį. Ir sakoma, kad mes ne tik matome akimis, mes ne tik girdime ausimis, bet mes galime matyti ir girdėti savo širdimi. Tai labai tikiuosi, kad šios serijos moterims padės mums visoms atverti mūsų širdis ir pamatyti tuos tikruosius ir giliuosius ir subtiliuosius dalykus. Ir noriu Jums visom labai nuoširdžiai padėkoti už tokį aktyvumą ir už dalyvavimą ir už komentarus po mano pirmojo video moterims. Perskaičius Jūsų visų komentarus, pagalvojau pradėti nuo tokios labai subtilios, gilios, gal kai kam ir skaudžios temos, tai meilės savo. Ir šiandien pirmoji tema yra kaip pamilti save, kaip save mylėti. Aš nesu baigusi kažkokių specialių kursų moteriams, aš nesu kažkokia sertifikuota meilės mokytoja, tačiau mokiausi save mylėti daugelį metų. Kas mane pažįstate, kas šiek tiek žinote apie mane, aš 13 metų dirbu profesionaliu modeliu įvairiose pasaulio šalyse. Ir tie 13 metų buvo labai materialūs, labai susijęti su išorė, su išoriniu grožiu. Ir iš tiesų, tos visus 13 metų aš mokiausi pamilti save, mokiausi priimti save, mokiausi nekritikuoti savęs. Ir tai padaryti buvo iš tiesų sunku, kadangi mane supo pačios gražiausios pasaulio moteris, atrodo tobulas ir su tobulom vos nesavybėm. Tad mano tas kelias į meilę savo buvo labai ilgas. Ir tik tai dabar, kai man yra 28 metai, aš pagaliau galiu sakyti, kad aš myliu save, aš priimu save ir aš nesmerkiu ir neteisiu savęs. Bet dar yra labai daug visokių kabliukų, kuriuos tikiuosi išsigydysiu ir juos paleisiu. Ir vieną dieną ateis tokia diena, kada aš tikrai galėsiu absoliučiai be jokių priekaištų savo, be jokios kritikos pasakyti, kad aš esu nuostabi, aš esu absoliučiai tokia, kokia turi būti ir aš tikrai save nuoširdžiai myliu. Ir šiandien kalbėsime būtent apie meilę savo ir aš dalinsiuos labiau galbūt savo patirtimi, labiau atradimais, bet tuo pačiu ir dalinsiuos ajurveda, kadangi aš esu ajurvedos konsultantė ir esu baigusi ajurvedos mokslus Indijoje. Ajurveda atsako į visus iš tiesų gyvenimiškus klausimus. Ir ajurveda tai ne tik yra mokslas apie ligas, apie sveikatinimąsi, apie gydymą, tačiau tai yra mokslas leidžiantis mums pažinti save, suprasti save. Ajurveda iš sanskrito kalbos verčiasi kaip ajur gyvenimas, veda žinios. Ir tai yra žinios apie gyvenimą. Tai yra labai platu. Tai labai dažnai yra sakoma, kad tai yra gyvenimo instrukcija. Ir tik tai būdama Indijoje pirmą kartą berods prieš 3-4 metus, aš šiek tiek labiau supratau, kas tai yra apskritai meilė, kokios tai yra svarbiausias gyvenimo vertybės ir kaip iš tiesų reikia atkurti ryšį su savimi. Ir kai mes atkuriame ryšį su savimi, mes atkuriame ryšį iš tiesų ir su Kūrėju, su Dievu, atkuriame ryšį ir su savo artimaisiais, savo mylimaisiais, su aplinka. Todėl šiandien šioje trumpoje paskaitoje, šiame video, aš pasistengsiu su Jumis pasidalinti savo atradimais. Ir šį video norėčiau pradėti nuo labai gražaus ir mylimo teksto, kuris mane lydi labai seniai, kuris yra mano širdyje ir kuris keliauja iš vienos užrašinės į kitą. Ir aš jį vis nuolat perrašau ir į tą tekstą medituoju. Ir labai norėčiau tuo tekstu pasidalinti su Jumis. Kai esi kupinas meilės, daliniesi, o tada labai nustembi. Kai dalini meilę, ji ima plaukti pas tave iš nežinomų šaltinių, žmonių, medžių, iš upių, iš kalnų.
Meilė pasipila ant tavęs iš visų visatos kampelių. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni. Ir gyvenimas tampa vien meilės šokiu. Tai yra nuostabus dvasinio mokytojas, šie yra Višankaro žodžiai. Ir šie žodžiai mane, kaip sakiau, lydi jau seniai. Ir kuri iš mūsų nenorėtų gyvenimo keliu eiti tarsi šokti tą meilę šokį. Tačiau kaip mes galime duoti meilę, kaip mes galime priimti meilę, kaip mes galime suprasti meilę, jeigu mes nemylime pačios savęs, ar ne? Todėl viso ko pradžia tai turėtų būti meilė savo, mokymasis pamilti save. Man pamilimas savęs yra absoliučiai lygus priėmimui savęs. Pamilti save man absoliučiai yra lygu priimti save. Kol mes nepriimame savęs tokios, kokios mes esame, iš tiesų labai sunku yra mylėti save. Ir yra tokie sunkumai šiame pasaulyje. Dabartinis vakarietiškas pasaulis yra kupinas, pripildytas žiniasklaidos, televizijos. Dabar mes gyvename tokiame įžymybių sužvaigždėjusiame pasaulyje, kur yra išorinio grožio kultas, kur yra tiek daug reklamų, tiek daug televizijos laidų, žurnalų kalbančių apie įžymybės, apie tas tobulas moteris. Ir tokioje aplinkoje iš tiesų yra labai sunku priimti save tokią, kokią tu esi, su visokiais kabliukais, su tai išberta oda, tai netokiu svoriu, koks jisai yra, turėtų būti pagal žiniasklaidą. Ir žmogus yra linkęs kažkodėl nuolat save nuvertinti ir ypatingai moteris yra linkusios save kritikuoti, save smerkti, savęs nepriimti. Ir labai dažnai mes siejame savo tą meilę savo ir laimę su tuo, su mūsų išorė, su mūsų išvaizda. Ir būtent čia galiu jums patvirtinti, kad dirbdama modeliu tas visus 13 metų ir dėvėdama pačius gražiausius drabužius ir būdama padažyta gražiausiais makiažais ir su gražiausiamis šukuosenomis ir būdama toje aplinkoje, kur yra gražiausias pasaulio moteris, aš tikrai jums negaliu pasakyti, kad ten aš mačiau ir atradau meilę savo. Aš pati, dirbdama modeliu, tikrai negaliu pasakyti, kad save mylėjau ir save priėmiau. Kiekvieną dieną buvo kažkokia kritika, arba jinai buvo iš manęs pačios, iš vidaus. Kai žiūrėdama į veidrodį, aš būdavau nepatenkinta arba savo veido oda, arba plaukais, arba tiesiog figūra, arba kažkuo tai. Arba ta kritika visuomet būdavo iš užsakovo, kurie visada sakydavo irgi, kad kažkas nepakankama, kažkas nepakankamai gražu ir kažkas nepakankamai yra tobula. Ir labai dažnai mes, moteris, taip pat elgiamės kaip tos manikenės ir ieškome tų tobulumo, norime būti tobulas. Bet tai yra tik tai išoriniai kažkokie standartai ir jie neturi nieko bendro su meilė savo, su savęs pamilimu ir savęs priėmimu. Ir būtent, kai pradėjau gilintis į ajurvedą, pradėjau gilintis į vedas ir pradėjau mokytis ajurvedos mokslo, supratau, iš kur iš tiesų kyla ta nemeilė savo. Ir pirmasis dalykas, kodėl mes negalime priimti ir pamilti savęs, dėl to, kad mes savęs nepažįstame. Mes nežinome, kas mes tokios esame. Ir nuo ko reikėtų pradėti ir nuo ko noriu pakviesti jūs pradėti šiame video, tai nuo pažinties su savimi. Kas iš tiesų aš esu, kas aš tokia. Ir jeigu manęs paklaustų kažkas gatvėje ar kažkur, ar ne, kas aš tokia esu, aš sakyčiau, kad aš esu Eglė, aš sakyčiau, kad aš esu žmona, ajurvedos konsultantė, lietuvė, moteris. Bet kai giliau pasigilinę, tai yra tik tai vaidmenis. Tai yra tik tai mano vaidmenis, kurie su laiku keičiasi. Ir jeigu aš savo laimę ir meilę savo pririšu tik tai prie tų vaidmenų, iš tiesų yra labai sunku galutinai ir tikrai nuoširdžiai pamilti save. Dėl to, kad mes nesame tie vaidmenys, mes nesame šitas fizinis kūnas, mes nesame tik tai lietuvės, ar mes nesame tik tai moteris, ar mamos, ar žmonos, ar dukros. Pirmiausiai, ką reikia suvokti, kad mes esame sielas, kad mes esame dvasinės dalelės, kad mes esame dvasinės būtybės. Ir pirmiausia, reikia mokytis ir išmokti pamilti savo sielą, tikrąją aš, o ne pavidalus, ne mūsų tą
nežinau, mašiną ar ne, kūną, kuriame mes gyvename. Ir jeigu mes nemylime savęs ir jeigu mes kritikuojame save, mes kritikuojame iš tiesų kūrėją, mes kritikuojame patį Dievą, mes nemylime pačio Dievo. Ir jeigu mes nepriemame savęs, mes vadinasi nepriemame kūrėjo didžiausios dovanos, kurią jis mums padovanojo, ar ne, šį kūną ir atėjimą į šią žemę. Ir vadinasi mes, būdami Dievo dalelėmis, kritikuojame tą Dievą, kuris gyvena mūsų širdise. Ir jisai tikriausiai mus klauso ir jis labai liūdi, kad mes negalime ir nesugebame ir neišmokstame priimti savęs ir priimti savo kūną. Ir manau, mylėti save reikia iš tiesų mokytis, reikia pamažu mokytis. Tai yra darbas ir tai yra mokslas. Mes turime daugelį kažkokios tai kritikos atėjusios galbūt iš vaikystės, atėjusios galbūt iš tėvų, iš mokytojų. Ne visiems teko tokia laimė ir palaima gimti gražiose šeimose tokiose, kurios besąlygiškai ir labai myli vaikus ir juos nuolat gyria, juos nuolat skatina. Yra tokių žmonių ir yra tokių moterų, kurios galbūt vaikystėje buvo kritikuojamos, galbūt savo tėvelių, galbūt mokytojų, galbūt brolių, sesų ar kažkieno tai. Ir būtent mes, kai užaugame, atsinešame tą kritiką kartu su savimi, ta kritika yra mūsų širdise. Ir ji mums neleidžia pamilti savęs ir priimti savęs. Yra tik tai vienas atsakymas į šitą klausimą. Ką mums reikėtų daryti su iš praeities atėjusią kritiką ar kažkokiamis nuoskaudomis. Tai yra tik tai vienintelis kelias ir vienintelis būdas ir jis yra labai paprastas. Ir tas žodis yra atleisti. Mes turime atleisti savo tėvams, mokytojams, kažkam, kas mus kritikavo, kas mus įžeidė, kas mums sudarė kažkokius ar sukūrė kompleksus. Ir atleisti tai yra paleisti praeitį. Praeities jau nebėra, praeitis neturėtų turėti mums įtakos. Praeitis tai yra tarsi užversta knyga ir praeitis neturėtų mūsų skaudinti. Praeitis viskas, jį baigėsi. Dėl to atleisdami savo artimiesiems, atleisdami savo tėvams ar mokytojams ar mūsų kritikuotojams, mes turėtume paleisti praeitį ir tarsi versti naują knygos lapą. Nes egzistuoja tik tai ši diena, egzistuoja tik tai ši akimirka ir kol kas dar nėra ateities, bet mes būtent su savo mintimis, su savo gražiais žodžiais savo, mes kūrėme dabartį. Ir apie ką aš labai noriu pakalbėti ir ką labai noriu akcentuoti, ką jūs turėtumėte turėti omenyje, kad mūsų kūnas yra labai protingas, kad mes tik tai galvojame, kad jis yra atskiras nuo mūsų, jis atskiras nuo mūsų sielos, nuo mūsų proto, nuo mūsų juslių. Tačiau mūsų kūnas yra labai protingas ir mūsų ląstelės yra labai protingos. Ir kiekvieną kartą, kaip mes ryte arba vakare atsistojame prieš veidrodį ir pradedame save kritikuoti ir save smerkti, ar tai garsiai, ar tai mintimis, mūsų kūnas įsitempia ir mūsų kūnas mūsų klauso, ką mes jam pasakysime. Ir atitinkamai kūnas bei ląstelės į tai reaguoja. Ir tik tai nuo mūsų pačių, nuo niekieno daugiau priklauso, kokias žinutės kasdieną mes siunčiame savo kūnui ir savo ląstelėm. Ar mes siunčiame meilės žinutės, ar mes siunčiame neapykantos ir kritikos žinutės. Jeigu mes siunčiame meilės žinutės, mūsų kūnas tarsi žydi kaip gėlė, ar ne? Juk mes esame moteris ir mes esame gėlės reikia nuolat laistyti. Ir jeigu nėra šiuo gyvenimo etapu, kas mus laisto, ar jeigu nėra mylimojo, kuris sako mums komplimentus, jeigu iš aplinkos negaudame daug gražių žodžių, kas gali palaistyti tą gėlę, kad ji prasiskleistų, kad ji pražystų. Tai tik tai mes kiekvieną dieną atsistojusios prieš veidrodį galime laistyti save tais gražiais žodžiais. Ir kūnas ir ląstelės klauso. Ir jeigu mes kalbame su savimi gražiai, jeigu mes siunčiame meilės ir grožio žinutes, mūsų kūnas atitinkamai reaguoja ir jisai skleidžiasi, jisai gyvybingas, jisai sveikas, jisai energingas. Tačiau jeigu mes siunčiame neapykantos žinutes ir kritikos žinutes,
kad ir mintimis, jeigu net negarsiai žodžiais, net jeigu ir mintimis, mūsų kūnas ir ląstelės vėl įsitempia ir vėl klauso, ką mes jam pasakysime. Ir aš tikrai žinau ir tikrai tikiu, kad jisai labai nuliūsta, kai mes jiems siunčiame neapykantos ar nerimo ar negatyves žinutės. Ir jis atitinkamai reaguoja. Toks kūnas ilgainiui suserga, ilgainiui nyksta ir ilgainiui miršta. Todėl turime sąmoningai mokytis mylėti save ir siųsti gražias ir meilės kupinas žinutės savo kiekvieną dieną. Man labai patinka autorė Louisa L. Hay, kuri labai gražiai kalba apie minčių įtaką mūsų kūnui, mūsų fiziniui kūnui, mūsų subtiliam kūnui, mūsų mentaliniam kūnui. Ir aš čia turiu nuostabes jos knygas, kurias visada rekomenduoju savo ajurvedos klientams. Tai pirmoji knyga yra Pamilk save ir būk laimingas. Štai tokia, Louisa Hay. Man ši knyga labai patinka, ši knyga atsako į labai daugelį klausimų ir leidžia pažinti save ir pamažu pamilti save. Ir dar viena nuostabi knyga, tai yra Louisa Hay Mintys iš širdies, vidinės išminties lobynas, tai tokia knyga, kurią man padovanojo močiutė. Ir ši knyga taip pat kiekvienam puslapį yra pripildyta meilės ir gerumo ir išminties. Todėl labai rekomenduoju įsigyti šias knygas ir pamažu mokytis save pamilti ir save mylėti. Turiu kelis jums patarimus, kas jums padėtų į tą kelionį į meilę save. Tai turiu nuostabios draugės Mildos padovanotą tokį gražų rožinį kvarcą. Rožinis kvarcas, sakoma, padeda mums pamilti save. Ir jį reikia laikyti rankose, jis skleidžia labai įdomią energiją, jį reikia laikyti prie savo širdies. Ir akmenys turi, ir ypatingai akmenys, brangakmenys, kristalai turi ypatingą energiją ir ypatingas gydomasis savybės. Ir būtent šis akmuo, rožinis kvarcas, padeda atsiverti mūsų širdžiai ir padeda mums pamilti save. Todėl labai gera ir smagu, jeigu jūs irgi jį turėtumėte ir turėtumėte jį šalia. Su juo galite medituoti, jį galite rytais palaikyti rankose, įkrauti į savo meilę, jis jums atgal atiduos meilę. Galbūt kažkas galvoja, kad tai pažaidimai, bet tai iš tiesų tai veikia. Viskas aplinkui yra energija, viskas aplinkui yra taip iš tiesų dieviška, tik tai mes labai dažnai nesame linkę priimti daugelio dalykų. Ir dar vienas praktinis patarimas, tai yra moterims naudoti eterinį rožių aliejų. Jis turėtų būti labai kokybiškas, aš rekomenduoju 2 firmas, tai yra Vivasan arba Young Living, pati aš jas naudoju, man jos labai patinka ir labai rekomenduoju įsigyti rožių eterinį aliejų. Jis yra vienas brangiausių eterinių aliejų pasaulyje, tačiau jis labai galingas, iš tiesų. Apskritai eteriniai aliejai mus veikia labai palankiai, tačiau ką daro rožių eterinis aliejus, jis padeda atverti mūsų širdies čakrą, jis padeda mums pamilti save ir padeda priimti tą meilę iš išorės ir atiduoti tą meilę vėl, kad nuolat vyktų meilės mainai. Todėl labai rekomenduoju jums irgi pasidomėti eteriniais aliejais ir būtent pabandyti panaudoti rožių eterinį aliejų. Dar keli patarimai, kaip keliauti tą meilę savo, tai kiekvieną dieną pabūkite su savimi. Sakoma, jeigu mes per dieną savo neskiriame 20 minučių laiko, ta diena praeina veltui, ta diena neužsiskaito. Ir tą dieną mes tiesiog praegzistuojame. Todėl, kad ir kokios būtume užimtos, o šiandieniniame pasaulyje iš tiesų yra toksai jis kupinas streso, bėgimo, lėkimo, mes turime rasti laiko savo. Jeigu mes bėgame iš dienos į dieną ir dirbame ir skubame, mes negalime įsiklausyti save, mes negalime pažinti galutinai savęs, mes negalime galutinai pamilti savęs, dėl to, kad mes negirdime savęs, mes negirdime savo širdies balso. Dėl to labai svarbu bent 20 minučių kiekvieną rytą ar vakarą skirti savo. Ir tai gali būti laikas meditacija, tai gali būti malda, tai gali būti dienoraščio rašymas, tai gali būti ilgas pasivaikščiojimas gamtoje su savimi, savo mintimis, savo atradimais, savo išgyvenimais. Ir būtent su tuo laiku savo mes mokysimės mylėti save ir mokysimės išgirsti save. Toks trumpas ir
Tikiuosi jums naudingas buvo šis mano pirmasis video. Aš labai tikiuosi, kad man pavyko pasidalinti su jumis iš širdies į širdį ir kad jūs išgirdote tą, ką aš jums noriu pasakyti. Aš labai rekomenduoju jums dar pasidomėti vienu nuostabiu žmogumi, kuris yra tikrai nuostabus pavyzdys, kaip reikia priimti save. Ir tai yra Nikas Vujicičius. Tai yra žmogus mūsų materialiomis akimis, matomas kaip su didelė negalia. Tai yra žmogus gimęs be rankų ir be kojų. Ir dabar nuostabus lektorius, keliaujantis po pasaulį, skaitantis paskaitas, parašęs tikrai ne vieną knygą. Ir tai yra be galo įkvepianti asmenybė. Ir mes turėtume imti pavyzdį būtent iš tokių žmonių, kurie turi tokią stiprią energiją ir jie turi tiek daug meilės. Tai labai rekomenduoju paklausyti arba jo paskaitas, arba įsigyti jo knygą. Ir tai tikrai padės mums suprasti, kas iš tiesų yra gyvenime svarbu ir kad mes esame nuostabios, kad mes esame unikalios, kad mes esame vienintelės ir nėra daugiau tokių, kokios mes. Ir kad mūsų siela jaučiasi kuo puikiausiai mūsų šitame kūne, kokį mes turime ir kad tikrai nenorėtų pakeisti kūną, kad jį būtent pasirinko mus šitai inkarnacijai, taip sakant. Ir tokios asmenybės kaip Nikas, tokios asmenybės kaip Louisa Hay, tokios asmenybės kaip dvasiniai mokytojai Šri Ravi Shankaras, Prabhupada, Radhanatas Swamis padeda mums suprasti, kas iš tiesų mes esame, kad mes esame Dievo dalelės, kad mes esame nuostabus, vieninteliai ir nepakartojami. Todėl labai noriu jums rekomenduoti apsupti save dvasingai žmonėmis, klausytis dvasingų paskaitų, skaityti įkvepiančias knygas ir taip pasikrauti tą meilės energiją. Ir pamažu mes visas išmoksime pamilti save, o kas svarbiausiai priimti save. Aš jums be galo dėkoju už šitą laiką kartu, kad jūs buvote su manimi, kad jūs mane išklausėte, kad jūs mane priėmėte. Tai buvo Eglė Terekaitė ir tai buvo pokalbiai iš širdies į širdį. Ir iki kitos savaitės labai lauksiu jūsų visų komentarų, pasidalinimų, įspūdžių ir būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsite šiuo video. Galbūt jūsų draugė, mama, sesė ar kažkas išgirs šiame video tai, ką turi išgirsti. Labai jums ačiū ir iki kito karto.